Paroda vadinasi "Žaliose pievose jis mane guldo" ir tai yra citata iš 23 psalmės, kuri yra viena garsiausių ir labai dažnai cituojamų psalmių. Ir ta metafora išreiškia tokį žmogaus saugumą ir rūpestį, juntamą rūpestį iš Dievo pusės. Ir man jinai atrodo aktuali ir šių dienų žmogui, netgi kiekvienam individualiai žmogui, nors parašyta pati psalmė, žinoma, senaisiais bibliniais laikais ir tos žaliosios pievos turėjo ten visų pirma konkrečią prasme, nes čia pat šalia buvo dykuma ir ta žaluma ir vandenys ramus buvo būtini žmonėms išgyventi. Bet aš taip pat manau, kad tam tikrą dykumą mes patiriam visi ir jos yra labai įvairių formų. Tai čia galiu, pavyzdžiui, paminėti tokią kaip miesto dykumą, betono ir gelžbetonio dykumą ir kaip priešybė jai kaimo, mažų miestelių, žalumą, gaivumą. Žemaitijos gamta buvo ir tebėra vienas didžiausių mano įkvėpimo šaltinių. Todėl, taip aš jaučiu, kad tai kaip savotiškas tos gautos malonės apsisukimas ir sugrąžinimas jos Žemaitijai. Vildamas, žinoma, kad kas žiūrės tuos paveikslus irgi pajus tą žalumos, gamtos atgaivą, įkvėpimą. Kad pasirinkau psalmės citatą kaip pavadinimą, tai dar ir dėl to, kad labai pamilau Žemaitijos paprastąją medinę architektūrą, kuri man regis nepaprastai dera ir tarsi ir išauga iš gamtos įvairių formų. Tai medinį Žemaitijos baroką ir tokias bažnyčias kaip Tverų, Beržoro, kur teko patirti, ypatingai Beržoro bažnyčioje teko patirti tokias pačias stipriausias tos anapusybės pajutimo akimirkas, pagavas ir netgi, galima sakyti, kai kurios stipriausios Jaunojojo testamento vietos, tarkime, Švento Pauliaus, kai jisai savo kelionėse krikštydamas jau Europą meldžiasi prie upės. Ir nes ten nėra, toj vietovėj, Senojoje Makedonijoje nėra sinagogų ir tas išėjimas į gamtą, jis yra toks labai stiprus, toks visapimantis, nuostabos, tos visagalybės ir to Dievo visur buvimo jausmas. Tai Beržoro bažnyčia tokia be galo jautri, efemeriška ir jinai man tą tokį, teikia tą tokį jausmą Dievo buvimo čia pat
Ir tuo pačiu jinai yra labai trapi ir tas trapumas jos man panašus į žmogaus trapumą. Pastaraisiais metais eksponuoju daugiau, tai čia pastarąjį dešimtmetį iš tiesų. Ir tai yra ta tapyba iš natūros ir daugiausia vasara, nes tai suprantama, kaip palankiausias metas tą daryti. Ir turime tokį sodelį Vilniuje, kurį patys auginam ir ten yra mano modelių daug žydi. Todėl aš tiesiog skubu atiduoti jiems duoklę, nes taip rūpinusis jau tais augalais, paskui noriu pasidžiaugti jais. Tai taip savai mes suprantam, taip išeina, kad vasara, bet to yra Lietuvoje tokia šviesa, jos tokia prigimtis, kad tiems, kas tapo iš natūros, daugiausiai, palankiausias laikas yra, kai daugiausia šviesos, nebūtinai akinantis saulė. Mes, kaip Van Gogas, taip neeiname galbūt į tokią saulėkaitą, bet vis tiek šviesos tos reikia.